Sveiki visi atvykę į Vaito ūkį. Šiandien mūsų planas yra susidėti visur sutvirtinimus, padaryti duris kažkurioje vietoje, padaryti langus. Bam, bam, bam. Tai toks lengvas dienos planas, o po to jau eisim prie gegnių. O dabar bėgam pjautis vėl šitų kampinukų ir mėginsim su eglutė atsipjauti iš 15 dešimtukus. Ir čia bus ilgas procesas, nes mes kaip pjaunam, mums pradeda eglutė kaist, dūmais pradeda eiti, tai mes todėl turim biškį pailsint, kad nesudegintume varikliuko. Tai dėl to gali būti, kad skraidysim tarp darbų. Gali būti, kad dėsim kampinuką į kampą, balkį tokį kampinį dėsim ir vėl eisim pjaut ilgą lentų, kol dėsim kampinuką, gausis, kad mūsų eglutė ataušta. Tai iš karto atsimatuoju, kokiu man reikia pagalių. 1,80 m. Bam. Tai viskas, tai turim 4 pasiruošę pagalius, čia 3, ten dar 1 ir dabar eisim ten užsuksim ir galim padaryti iš vienos pusės langus, tada atves mum eglutę ir grįšim, dasibaigsim. Plus galim dabar dar šituos atsipjaut kampiukus. Šiaip įdomumo dėlį, tai pas mane augs ne tik javai, bet aš užauginsiu ir vynuogės. Pasidarysiu tipo nuo vieno namo krašto, karkasus, tik ir užauginsiu. Tai čia turėtų taip atrodyti jau irgi rūdinį, nes čia užauga per mėnesį, va tiek nuo žemės. Bam, 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 bam. Tai čia labai greitas procesas bus. Ir užsidengsiu visą namuką, užaugs vynuogės, o tokias kekės ir gaminsim vyno. Ir čia bus ne šiais metais rūdinė, o bus kitais metais. Čia aš jau kalbu net už metų, ant tiek jau matau viziją, kad reiks man būti girtam. Wow! Gerai. Pirmą einam kampus susisuksim. Nusuku dabar šitą kampą, galvoju, gal pasidarom absoliučiai aplinkui, šitos geriau pasidarom, o čia priekį biškį vėliau padarysim. Tai einam dabar dėsim stojkės šitoj pusėj ir po to uždėsiu kampus šitos, kaip jie stovės, taip ir pritrauks. Nes šias stojkės atpjovęs lygiai, tai jie turėtų gražiai užsidėti.
Gerai, visur užsidėjom stojkės įskyrus priekį. Tai čia visur po metrą, bam plyšiai padaryti, o čia jau skaičiavom pagal fiziką. Čia palikom langui tokį plyšį, uždėsiu dar čia vieną tokią mažytę staikelę ir šitoje vietoje ir gausis mums gražus langas žiūrėti į vandeniuką ir mūsų daniuką miegantį. Ir šitoje vietoje bus langas irgi. Ir viskas, toj pusė nebus langų, nes čia bus mano krosnis didžiausia. Ir dabar einam jau prie pačio priekio. Ir čia bus irgi daug skaičiavimo, sakyčiau. Bet reikia turbūt duris daryti būtent nuo va šito kampo. Ir pasidaryti čia vienas taktas. Ir kitas kažkur gausis čia bus. Šitoje vietoje, bam. Ir dabar galvoju, šitoje vietoje gaunas. Ir bus dar vienas stojkė. Ir gausis tada irgi langas. Gali būti, kad šitas langas biškai gausis mažesnis priekį negu šoniniai. Galbūt ir ne. Tai čia pamatysim dabar eigoje, kai matuosim viską. Pažiūrėkit į mūsų įspūdingą karkasą. Šiaip labai standžiai viskas gavosi. Dabar jau nebebijau, kad čia gali kažkas nuvirsti, jeigu darysim sienas labai sunkes. O dabar eisim ardyti palėtės, kurias mes panaudosim langų rėmam. Štai yra po 7,5 cm ir 2 mm. Gali būti, kad reiks biškį žaistis tenais. Aišku, jie tilps, bet paliks mažytį tarpelį. Dabar dėsim langus ir naudosiu primityviausią būdą. Štai yra po 7,5 ir man žiūri, kad gražiai atrodo šito vietą langai. Kaip tik tinkamas aukštis. Tai čia bus apatinis lango, tiksliau palangė bus šitokiam aukštį. Gražesnė medienos pusė bus į lauką. Šitas šitaip, praktiškai šitą galiu prisisukti, kad laikytųsi. Tai, žodžiu, tokiam aukštį visus prisisuksiu ir priekinį langą ir šonis langus. O viršų dar pasižiūrėsim, gali būti, kad irgi perkelsiu tos pagalius į viršų ir tokiam pačiam aukštį dėsiu. Ir bus 7,5 tarpas. Dabar tai atrodo langai didesni, bet dar dėsis mažiukas remelis toksai. Bam, bam. Ir stiklai bus tokie į 4 formas padalinti. Aišku, man atrodo, kad bus vientisas stiklas, bet remelis atrodys toksai kryžiukas. O čia jau biški sunkiau šitą bus sukt. Sveiki, užeikite pyrago valgyti. Langai susidėjo. Vienu langu biški nesu patenkintas, nes truputį medis pats yra išsisukęs. Tai toks biški atrodo vos kreivas. 2,6, 2,5. O tą pusę, man atrodo dėl to, kad jis įstrižus blemba. 2,5,5, 2,5. Jau čia biški išsuka, žinok, ir viršun pakal šitą. Langai done, kaip sako amerikonai. Dabar reikia man susikurti durų staktą, būtent tokio aukščio, kad jeigu kažkas puodus bėga, aš staigiai atsidarau duris, lipdamas visą laiką turėčiau nusivaryti biškį skauptą savo plaukų ir palikčiau tokį kaip ežiuką. Tai ir dėsim tokiam aukštį, kad atsistojus man kliūtų. Nes negalim daryti irgi aukštų durų, nes negražiai atrodys. Jeigu va tokius padaryčiau, reikia daryti tokį kažkur aukščio, kad būtų vizualiai gražus. Nes šiaip atrodys namas mažas, o durys per visą namą. Tai kaip garažas jau gaunas. Tai galvoju, kokių 15 cm reikia nuo viršaus gražiai paleisti ir bus pats tas. Gražu žiūrėti. Čia du tos galingus įsuko, nes pristraukimamgi daryti čia reiks.
Man atrodo, kad pabaigėm visą karkasą, su stoiką sudėjom. Šiandien buvo, man atrodo, labai mažai filmavimo, bet buvo labai daug darbo. Šiandienos tikslus mes įgyvendinom. Dabar kitame video jau bus grebestai. Jau čia dėsiu 6 vienetus. Vienas priekį, gale ir 3 vidui. 5 bus vienetai. Dabar vėl truputį mums biškai pasikeitė planai. Iš pradžių sakėm, kad dėsim molį, bet dabar galvoju, tą molį mes kaip ir turim, bet reiktų daug iš ką žemė, kad atsirastų jisai, nes jis pas mus yra ten užtvartų. Ir galvoju, sakom, reiktų tiesiog čia prikrauti plytų. Jas aišku, kad visas mūsų balkės atsistotų pilnai ant plytų. Gražitas plytas, aišku, paslėp po akmenimis. Ir galvojam, kad čia užkalt lentas, bam, ir į vidų mest akmenų, cementą ir įsicementuoti visas sienas iki pat viršaus su akmenim, kas būtų labai gražu, nes pirmai sakau, gal reiktų ir iš molio, bet dabar biški noriu, kad būtų iš akmenų ir būtų labai estetiškai gražus namukas. O viršus kliautų pačią darytume iš medienos. Ir dėl to mes dabar sakom, tai sutvirtinkim, sustoikim smarkiai, kad išlaikytų mums visą masę. Tai manau, kad mums tas ir pavyks. Nes jeigu akmenų storis mums čia reikia, kad dėtųsi tik tai po 10 cm, tai čia nebus labai sunku. Gausis panašiai toks pats svoris kaip molis. Aišku, molis yra su šiaudais, tai jau lengvesnis dalykas, bet čia viskas turėtų pavykti. Plus įdėjom 2 sienose svarbiuose langus, tai jau sumažės biškis svoris ir neturėtų čia viskas išgriūti. Įsuksim vinios, prikalsiu arba medrušius prisuksiu tokį ilgumą, kad man siena tiesiog neišvirstų ir susiriš viskas. Tai čia toks mano planas. Aišku, iš akmenų viską sudėt užtruks 5 kartus ilgiau, bet galima ir su moliu tas pats būtų. Čia irgi nežinaus, nes per vieną dieną tikrai aš sienas nepadarysiu. Tai čia gali būti labai daug video serijų, kai tiesiog betonuosiu viską ir statysiu ir labai daug nusišnekėsiu, o jums tiesiog reikės žiūrėti per televizorių įsijungus. Tai manau, šiandien tiek. Ir susitiksim kitame video. Ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit subscribe, paspauskit laiką ir pasiūlykit draugam pažiūrėti šitą video. O dabar aš dingstu.